Didžiąją šio karo dalį terminas termobarinis ginklas reiškia vieną dalyką – masinis naikinimas. Tai terminas, beveik sinonimas tos 1A. Sončepijok. Rusiška raketų paleidimo sistema, kuri viena salve paleidžia 24 kovinės galvutes. Arba ODAV 1500. 1500 kg sklendžianti bomba, sukurianti grybo formos debesį, matoma už kelių mylių. Abi Rusija per karą naudojo tankiai apgyvendintose vietovėse. Veiksmai, kurie yra platesnių karo nusikaltimų kaltinimų tyrimų Tarptautinio baudžiamojo teismo dalis. Tai doktrina, kurią pasaulis iki šiol siejo su Rusija. Kuo didesnis, tuo geriau. Kuo didesnė teritorija gali padaryti negyvenamą vienu smūgiu, tuo efektyvesnis ginklas. O civiliai patekę į tą zoną yra priimtina, o gal net ir tyčinė kaina. Tačiau Ukraina pasirinko kitą kelią. Džems mažiau yra daugiau. Ukraina pasirodė gynybos parodoje Paryžiuje 2026 m. birželį su termobariniu ginklu, kuris sveria vos pusę kilogramo ir telpa į krovinių kišenę. Su tuo ginklu jį tyliai perrašo, kam apskritai turėtų būti skirta ši visa ginklų kategorija. Užuot sukėlus masinės aukas, ginklai yra perorientuojami į tikslumą, kur taikinys yra vienas kambarys, apkasas arba transporto priemonė. Mes paaiškinsime, kaip iš tikrųjų veikia termobariniai ginklai, kodėl Rusija ir Ukraina atsidūrė priešingose tos pačios technologijos pusėse ir ką Ukrainos visiškai nauja granata kartu su aplink ją kuriama dronų doktrina pasakoja mums, kur toliau krypsta artimos kovos šiame kare. Pradėkime nuo termobarinių ginklų veikimo mechanizmo. Įprastas sprogmuo yra vienkartinis savarankiškas įvykis. Kietoji arba skystoji medžiaga detonuoja, įskirdama visą savo energiją vienos greitos cheminės reakcijos metu, o žala atsiranda dėl sprogimo bangos ir kartu su ją sklindančių skeveldrų. Tačiau termobarinis ginklas veikia dviem etapais. Sprogmenyje yra kuro talpykla, suporuota su dviem atskirais sprogstamaisiais užtaisais. Pirmasis užtaisas detonuoja ir išsklaido kurą į smulkaus aerozolio debesį, purškiant jį aplinkinėme ore. Po sekundės dalies antrasis užtaisas uždega tą debesį ir kadangi kuras dabar sumaišytas su oru, o nelaikomas talpykloje, jis dega naudodamas ore jau esantį deguonį. Rezultatas nėra aštrus, momentinis sprogimas, o užsitęsusi slėgio banga ir liepsnos kamuolys, kuris išlieka, dega ilgiau ir stumia tą viršslėgį toliau į išorę, nei įprastas tokio pat dydžio užtaisas kada nors galėtų. Ši detalė, tai kad degimui reikia aplinkinio oro, yra pats svarbiausias dalykas, kurį reikia suprasti apie šiuos ginklus, nes tai paaiškina ir kodėl jie kelia siaubą, ir kodėl jų galimybės ribotos. Atviroje vietovėje, kai nėra nieko, kas atspindėtų sprogimo bangą, termobarinis ginklas iš tikrųjų yra mažiau įspūdingas ginklas. Slėgio banga ten tiesiog plečiasi į išorę ir išsisklaido. Tačiau padėkite tą patį ginklą uždaroje arba net iš dalies uždaroje erdvėje ir viskas pasikeičia. Viršslėgis neturi kur pasišalinti. Vietoj to jis atsispindi nuo kiekvienos sienos, pats save sustiprina ir pasiekia taikinį iš kelių krypčių tuo pačiu momentu. JAV armijos informacinė medžiaga apibūdina šį efektą kaip ilgalaikį slėgio ir vakuumo smūgį, kuris gali plyšyti minkštuosius audinius taip, kaip plėšo orlaivių apdailą ar radarų paviršius, o sienos neapsaugo viduje esančių žmonių. Jos sustiprina plėšantį efektą, atspindėdamos bangą pirmin ir atgal. Be to, ugnies kamuolys degdamas sunaudoja deguonį uždaroje erdvėje. Todėl tie, kurie išgyvena pradinį sprogimą, dabar kovoja su antriniu uždusimo efektu. Todėl šis ginklas buvo naudojamas miestuose ir prieš pastatus būtent todėl, kad naudoti jį prieš tikrus karinius taikinius, tokius kaip karinė infrastruktūra ar pavieniai tankai, yra mažiau efektyvu. Atviroje vietoje termobarinė kovinė galvutė turėtų būti nepraktiškai didelė, kad apskritai būtų naudinga. Rusijos požiūris visada buvo išplėsti tą patalpų išvalymo principą iki ištiso rajono masto. Aiškiausias pavyzdys yra minėtas TOS 1A. Sončepiokas, kas reiškia svilinanti saulės šviesa. Tai yra 24 vamzdžių, 220 mm raketų paleidimo įrenginys, pritvirtintas prie T-72 tanko važiuoklės. Pirmą kartą sukurtas sovietų cheminės kariuomenės 9-ajame dešimtmetyje ir naudotas Bančiro slėnyje Afganistano karo metu. Šis ginklas techniškai priskiriamas Rusijos branduolinės, biologinės ir cheminės apsaugos pajėgoms, o ne įprastiems artilerijos daliniams. Ir paprastai jis priskiriamas manevrinėms brigadoms atlikti tik vieną užduotį – fiksuotų gynybinių pozicijų, ypač miesto teritorijoje naikinimui. Rusija jį naudoja Grozne per Čečėnijos karus, Sirijoje, ir jis buvo įvestas į Ukrainą per kelias dienas po 2022 metų vasario invazijos, filmuojant, kaip jis rieda per Baltarusijos sieną. Kiekviena raketa paskleidžia debesį, kuris užsidega esant beveik 3700 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Ir viena salvė, tinkamomis sąlygomis, gali praktiškai nušluoti nuo žemės paviršiaus visą gyvenamųjų namų kvartalą ar įtvirtinimus. Tai visa Rusijos doktrina vienoje platformoje.
Viena sistema, vienas smūgis. Viena labai didelė problema visiems esantiems smūgio zonoje. Ir tada yra ODAF 1500, kuris tą pačią logiką perkelia į orą. Tai yra 1500 kg termobarinė sklendžianti bomba, pagaminta iš sovietmečio bombų korpusų, prie kurių pritvirtintas modernus UMPK sklendimo komplektas, leidžiantis Rusijos orlaiviams paleisti ją 10 km nuo taikinio, gerokai už daugumos Ukrainos oro gynybos sistemų veikimo ribų. Rusija pirmą kartą panaudojo ją prieš Ukrainą. 2024 m. kovą, smogdama Kaimui Sumų regione vos už kelių kilometrų nuo Rusijos sienos. O vaizdo įraše matėsi ugnies kamuolys ir grybo formos debesis pakilę iki kilometro aukščio. Nuo to laiko jis buvo panaudotas Charkive, Donecke ir Kupianske, su tuo pačiu pasikartojančiu modeliu visur. Kiekvieną kartą, kai Rusija numetė, tai buvo gyvenamoje vietovėje arba šalia jos, siekiant ne tik ją sunaikinti, bet ir užtikrinti, kad Ukraina ir visas pasaulis pamatytų, kokią žalą Rusija gali padaryti vienu smūgiu. Tačiau žengiant dar vieną žingsnį toliau, yra Rusijos. 2007 metų vadinamojo visų bombų tėvo bandymas – 7 tonų termobarinis ginklas. Kremlius aiškiai pristatė jį kaip nebranduolinį, taktinės branduolinės bombos pakaitalą, parodydamas, kaip jie vertino termobarinių ginklų potencialą. Kaip paaiškėjo, tos 1A, nepaisant visos savo bauginančios reputacijos, pasirodė esanti viena pažeidžiamiausių vietų Rusijos arsenale, būtent tokioje dronų prisotintame mūšio lauke, kokį sukūrė Ukraina. Jo dydis ir šiluminis pėdsakas beveik neleidžia jo paslėpti. Jo gremėzdiška paleidimo sistema neleidžia pritvirtinti vadinamųjų antidroninių narvų, kurie apsaugo kitą Rusijos šarvuotą techniką nuo FPV smūgių. Atvirųjų šaltinių stebėtojai iki 2026 m. Liepos užfiksavo, kad iš Rusijos turėtos prieš karą vertintos 48 sistemų flotilės 36 buvo sugadintos, užgrobtos arba sunaikintos. Taigi paaiškėja, kad labiausiai bijoma termobarinė platforma mūšio lauke tampa pagrindiniu taikiniu tiems patiems mažiems ir pigiems dronams, aplink kuriuos Ukraina tyliai kuria visiškai kitokią termobarinio ginklo doktriną. Tai ir atveda mus prie klausimo, kodėl Ukrainos pasirinktas visiškai priešingas kelias yra toks svarbus. Ukraina po nepriklausomybės paveldėjo dalį tos pačios sovietinės termobarinės ginkluotės palikimo, daugiausia RPG-7 termobarinių šovinių ir nuo peties paleidžiamų liepsnosvaidžių užtaisų, tokių kaip Šmel pavidalu. Ukrainos pėstininkai netoli Bachmuto naudojo tuos paveldėtus sovietinius šovinius prieš okupuotus pastatus taip pat, kaip Rusijos kariai juos naudojo kitur. Tačiau nuo 2017 metų Ukroboronpromas, Ukrainos gynybos pramonė, pristatė pirmąją RGT-27 rankinę granatą. Ji buvo pradėta naudoti Ukrainos ginkluotosiose pajėgose 2020 metais. Ir nuo pat pradžių sukurta taip, kad būtų galima mesti arba vėliau numesti į vieną užimtą patalpą. 600 gramų sverianti RGT-27 granata sukuria maždaug 13 kubinių metrų ugnies kamuolį, kuris trunka apie 4 sekundės ir pasiekia temperatūrą nuo 2500 iki 3000 laipsnių Celsijaus. Tai yra daugiau nei pakankamai, kad nužudytų bet ką besislepiantį uždaroje patalpoje. Tačiau praktiškai nepadaro jokios žalos pačiam pastatui, kaip tai padarytų raketų salvė. Ukrainos pėstininkai jį naudojo būtent tam darbui, kuriam jis ir buvo sukurtas – valyti apkasus ir įtvirtintus pastatus, kur skeveldrinės granatos metalo skeveldros gali nepataikyti į kampus ir aklasias zonas, kurias gynėjas naudoja kaip priedangą. Termobarinė granata tokios aklosios zonos neturi. Slėgio banga užpildo visą kambario tūrį, apsupa kliūtis ir paverčia bet kokią struktūrą, kuri gynė gynėją, tuo, kas jį nužudo. Nes tos pačios sienos, kurios sulaiko skeveldras, dabar atspindi ir sustiprina sprogimą. Ukrainos pajėgos tada paėmė tą pačią granatą ir sujungė ją su vienu iš didžiausių savo išradimų šiuolaikiniame kare – drones. Nuo 2023 metų. Plačiai paplitęs atvejis iš 59-osios motorizuotosios brigados parodė, kaip komercinis DJI Mavic 3 buvo panaudotas numesti RGT-27S2 termobarinę granatą tiesiai į atvirą apleisto rusiško BPM pėstininkų kovos mašinos liuką, visiškai ją sunaikinant. Nei granata, nei dronas nebuvo specialiai sukurti tam tikslui. Kai kurie kariai tiesiog suprato, kad 600 gramų termobarinis užtaisas, pakankamai tiksliai įmestas pro liuką ar langą, gali padaryti tiek pat žalos, kiek daug didesnis ir kur kas brangesnis prieštankinis ginklas, kai sprogimas įvyksta uždaroje tanko erdvėje. Ir 2026 metų birželį Paryžiuje parodoje Eurosatori Ukraina pristatė RGT-45 ir jo mažesnį brolį RGT-45A. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip nedidelė tos pačios iki 500 gramų granatų šeimos evoliucija. Praktiškai, Ukroboronprom teigia, kad jų mirtinumas šoktelėjo tiek, jog jie patenka į visiškai kitą kategoriją. RGT-45 sveria 500 gramų ir turi
300 gramų termobarinio mišinio. Ir įmonė teigia, kad jo efektyvus žalos tūris uždaroje erdvėje viršyje 120 kubinių metrų. Kompaktiškas RGT45A sveria 225 gramus ir turi 135 gramus mišinio ir jo nurodytas efektyvus žalos tūris viršyje 60 kubinių metrų. Jei palyginsime tai su 13 kubinių metrų senesnėjo RGT27S2, tai nėra 10 ar 20% padidėjimas, o veikiau beveik 10-eriopas padidėjimas erdvės tūrio, kurį ginklas gali paversti mirtin. Tai pasiekta reikšmingai nepadidinus granatos svorio ar dydžio. Pats Ukroboronprom teigia, kad šis patobulinimas yra tik 20–30% efektyvesnis už RGT27S2. Ir bendrovė aiškiai nurodė, kad pagerėjimas beveik visiškai pasiektas dėl patobulintos termobarinės cheminės mišinio, o ne dėl didesnio dydžio. Tačiau išgauti 120 kubinių metrų mirtino viršslėgio ir karščio iš kažko, kas yra maždaug didelės energinio gėrimo skardinės dydžio, yra cheminis klausimas, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus ginklų kūrimo cikluose. Tai reiškia, kad patobulinimas tikriausiai gali būti pritaikytas būsimiems panašaus dydžio šaudmenims be dar vieno perprojektavimo. Ir kad ta pati mišinio sudėtis panaudota didesnėme šaudmenyje drastiškai padidintų potencialų ginklo naudingąjį krovinį. Kas daro tai šiek tiek įdomesniu nei vieną naują granatą, yra tai, kad Ukraina iš tikrųjų kūrė visą termobarinių šaudmenų šeimą, specialiai pritaikytą numetimui iš dronų. Ji iš esmės pripažino ir tęsė tradiciją, kurią beveik atsitiktinai pradėjo minėtas 59-osios brigados Mavik smūgis. Kartu su RGT45 linija Ukroboronprom taip pat demonstruoja specialiai sukurtas termobarinės bombeles, pažymėtas TB1 ir TB2, kurios aiškiai sukurtos numesti dronais. Pirmoji turėtų būti numetama iš daugiarotorio drono, o antroji skirta tiesiogiai montuoti kaip kovinę galvutę ant vienkartinio FPV drono. TB1 sveria apie 2,5 kg, o minimalus mirtinas spindulys yra 2,5 metro, o didesnis TB2 sveria 4,5 kg, o minimalus spindulys yra 3,5 metro. Ir abu yra sukurti su universaliu sprogdikliu, kuris turėtų išlikti funkcionalus nepriklausomai nuo oro ir drėgmės sąlygų. Tai perėjimo nuo RGT27 prie RGT45 istorija, kuri kartojasi šiek tiek didesniu mastu. Tik šį kartą ginklas jau prototipo stadijoje buvo suprojektuotas kaip drono nešamas užtaisas. Tuo tarpu RGT45 vis dar iš esmės yra granata, kurią galima numesti. Aptarus pagrindinės ginklo specifikacijas, pakalbėkime apie ginklų naudojimo taktiką uždarose erdvėse. Bet pirmiausia, įsitikinkite, kad esate užsiprenumeravę karinę laidą, kad nepraleistumėte jokių naujų atnaujinimų ir analizės tiesiai iš fronto. Dabar, be termobarinių granatų naudojimo, pastebima platesnė tendencija tarp šiuolaikinių pėstininkų ginklų. Jie kuriami specialiai kovai uždarose erdvėse, o ne tik kaip papildoma savybė. Kitose šio karo vietose vakarų tiekiamos sistemos, tokios kaip švediškas Carl Gustaf B-Tranki šautuvas, turi specialią uždaroms erdvėms skirtą amuniciją – HEAT 655. Ji įprastą atgalinę dujų srovę pakeičia kietąją priešmasę, būtent tam, kad ginklą būtų galima iššauti iš kambario vidaus, nepražudant savo įgulos. Ukrainos termobarinė granatų linija sprendžia tą pačią pagrindinę problemą iš priešingos pusės. Užuot padarę didelį ginklą saugų naudoti patalpose, jie daro patalpoms skirtą ginklą pakankamai galingą, kad jis būtų veiksmingas nepaisant savo dydžio. O Ukrainos daliniai jau sukūrė taktikas būtent tokio tipo pristatymui. Priekinės linijos dronų komandos, įskaitant operatorius susijusius su teroro grupe, yra aprašę 2 dronų techniką skirtą pralaužti įtvirtintus pastatus, kuriuos Rusijos kariai naudoja kaip atramos punktus. Pirmasis FPV dronas, kuris neša įprastą didelio sprogstamumo kovinę galvutę, pramuša skylės stoge arba sienoje, atidaro praėjimą į pastato vidų. Antrasis dronas, nešantis termobarinį užtaisą, tada tiesiai skrenda per tą angą ir sprogsta viduje. Tai yra apkasų valymo logika, susiformavusi per daugelį metų pėstininkų kovų, praktiškai 1:1 perkelta į dronų amžių. Vietoj to, kad kareivis fiziškai artėtų prie durų po apšaudimų ir mestų pro jas granatą, 2 dronai atlieka pralaužimą. Ne vienu momentu Ukrainos kareivis nėra matomas gynėjų matymo lauke. Tai yra pagrindinis, mažesnio, bet galingesnio termobarinio užtaiso taktinės naudos aspektas. Kai turite tikslius dronus, galinčius skristi pro langus ir kitas mažas angas, efektyvus nuotolis ir galimos paleidimo trajektorijos tiesiog padidėja. Ta pati pagrindinė idėja taip pat pritaikoma vis didesniu mastu.
O tai išplečia šios doktrinos galimybės. Milžiniškas Glefer ir Calver Aerospace sukurtas Strike dronas pirmą kartą viešai pristatytas 2026 m. gegužę. Gabena 75 kg tandeminę kovinę apkrovą, kurį sudaro 40 kg didelio sprogstamumo skeveldrinė kovinė galvutė, priekyje už jos yra 35 kg termobarinis užtaisas. 2026 m. birželį dronas jau buvo panaudotas prieš Čonharo tiltą, jungiantį okupuotą Chersono sritį su Krymu, sutrikdant vieną iš pagrindinių logistikos koridorių į pusiasalį. Tačiau nors dronas yra milžiniškas palyginti su granatomis, jis remiasi tą pačią pagrindinę dizaino filosofiją. Nors ši granata pakeičia daug didesnę ir sunkiau naudojamą prieštankinę granatą, Behemotas skirtas pakeisti sparnuotąją raketą, tokią kaip Storm Shadow arba Scalp raketa, kurią tiekia Britai arba Prancūzai. Storm Shadow turi įprastą kovinę galvutę sveriančią maždaug 1300 kg. Tradiciniu būdu paleidžiama iš oro. Ir svarbiausia, kainuoja daugiau nei $1 milijoną pagaminti. Behemoth pranešama, kad kainuoja nuo 35 iki 55 tūkstančių dolerių už daiktą, kurio veikimo nuotolis, kai teigiama, viršija 300 km. Taigi tiesiogiai konkuruoja su Storm Shadow. Ukraina netgi pritaikė šią koncepciją jūriniam naudojimui. Birželio pradžioje pasirodžiusiame pranešime teigiama, kad garsusis Sea Baby buvo pritaikytas sumontuojant Shmel termobarinius granatsvaidžius ir netgi įrengiant atskiras FPV dronų paleidimo platformas šoninėme dronlaivės skyriuje. Iš esmės tai pavertė anksčiau vienkartinį droną į plūduriuojančią daugiafunkciją ginkluotės platformą, galinčią smogti įsitvirtinusioms Rusijos pajūrio pozicijoms. Esmė ta, termobariniai ginklai parodo dizaino filosofiją, kuri pirmenybę teikia tikslumui, o ne masiškumui. Juos galima naudoti tiek mažiems ginklams, pavyzdžiui granatoms, tiek tiems, kurie skirti pakeisti mažesnės raketas. Atkreipkite dėmesį, kad tai sustoja ties sunaikinimo riba, kur prasideda rusiški ginklai. Kadangi jie nėra skirti pakeisti balistinių ar branduolinių raketų čia, tiesiog išvalyti įtvirtintas pozicijas ir apkasus. Ir būtent dėl šio paskutinio punkto termobariniai ginklai 2026 metais tapo tokia karštai diskutuojama tema. Matote, per pastaruosius 2 metus dauguma kovų vyko gana statiškoje linijoje, kertančioje Donbaso regioną. Rusija iš tikrųjų pradėjo statyti pradinę gynybinę liniją dar 2022 metų pabaigoje. Maždaug 1000 km tinklą okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Vėliau žinoma kaip Surazvikino linija, ji buvo sudaryta iš sluoksniuotų minų laukų, drakono dantų ir išsklaidytų apkasų sistemų, specialiai tam, kad būtų užkirstas kelias arba sumažintas Ukrainos kontrpuolimo poveikis. Ir tai suveikė. Ukrainos pajėgos didžiąją 2023 metų dalį sunkiai veržėsi per vieną šios linijos ruožą, patirdamos milžiniškus nuostolius ir taip niekada iki galo neprasiveržė. Tada vaidmenys apsikeitė. Nuo 2024 metų, susidūrus su atsinaujinusiomis Rusijos puolimo bangomis, Ukraina sukūrė savo šios sistemos versiją – tinklą, vadinamą naująją Ukrainos Donbaso liniją, nusidriekusią daugiau nei 350 km per Donecko, Dnipropetrovsko, Charkivo ir Zaporidžios sritis. Panašiai kaip Suražviko linija, ji sudaryta iš išsklaidytų maskuotų atramos punktų, specialiai sukurta taip, kad nebūtų vieno taikinio dronų ir palydovų žvalgybai. Abi pusės nepriklausomai viena nuo kitos priėjo prie beveik identiškos įtvirtinimų doktrinos, o tai reiškia, kad abi pusės sėdi apkasų, slėptuvių ir sustiprintų atramos punktų juostose, kurias reikia valyti poziciją po pozicijos. Ukrainos platesnė dronų siena, kuri kai kuriuose vietose tęsiasi 15-25 km nuo fronto linijos, padarė šią kovą dar mirtinesnę tiems, kurie yra pastebimi judant atviroje vietoje. O termobarinė granata yra ypač tinkama pralaužti šias gynybas abiejose pusėse. Būtent dėl fizikos, apie kurią kalbėjome pradžioje, skeveldros gali nepataikyti į negyvąją zoną už atraminės sijos arba už slėptuvės posūkio. Karis pritūpęs netinkamame bunkerio kampe gali išgyventi, jei pro duris bus įmesta skeveldrinė granata. Termobarinis užtaisas nepalieka to kampo nepaliesto, nes slėgio banga pasiekia kiekvieną uždaros erdvės dalį. Būtent todėl 10-eriopai išaugęs efektyvaus žalos tūris gali kardinaliai pakeisti, kiek įtvirtintos struktūros gali sunaikinti vienas užtaisas. Paleista vieno drono gali neutralizuoti per vieną praskridimą. Tai reiškia, kad Ukrainos daliniai galėtų išvalyti Rusijos gynybinės pozicijas naudodami mažiau išteklių ir mažiau rizikuodami savo pėstininkais. Tačiau čia yra teisinis ir moralinis aspektas, kurį verta aiškiai įvardyti, o ne tiesiog apeiti. Tarptautinė teisė nedraudžia naudoti termobarinių ginklų prieš teisėtus karinius taikinius. Ir kiekvienas bandymas konkrečiai apriboti ar uždrausti šią ginklų kategoriją kaip klasę žlugo. Teisėtumą lemia taikinys, o ne mechanizmas. Ir būtent taikinys lėmė karo nusikaltimų kaltinimus Rusijai dėl TOS 1A ir ODAF 1500 naudojimo. Kai naudojamas prieš apkasą, bunkerį ar šarvuotą transporto priemonę, termobarinis ginklas yra teisėta karo priemonė kaip ir bet kuri kita. Teisės požiūriu jis nesiskiria nuo įprastos granatos ar prieštankinio sviedinio. Tačiau panaudojus jį prieš daugiabutį ar gyvenamąjį rajoną,
Ta pati fizika, kuri daro jį pražūtingą bunkeryje, paverčia jį ginklu, sukeliančiu masinės civilių aukas. Pastaroji mintis yra pagrindinė kaltinimo esmė dėl Rusijos miesto bombardavimo modelio. Nuo Grozno 1999 iki Alepo 2016 ir iki Ukrainos miestų, kuriems 2020 smogė ODAV 1500. Į Ukrainos paskelta doktrina taikoma tiek RGT-27, tiek RGT-45, tiek dronais pristatomai TB serijai nuosekliai apsiriboja apkasais, kovotojų užimtais pastatais ir transporto priemonėmis. Ar ši doktrina visiškai galioja kiekviename susidūrime, kiekviename padalinyje? Ar karą, kuris tęsiasi jau 5 metus, nėra tai, ką kas nors už Ukrainos karinės vadovybės ribų galėtų patvirtinti su tikrumu. Tačiau atviruose šaltiniuose per daugelį metų užfiksuotų smūgių modelis yra nuoseklus. Rusija pritaikė termobarinius ginklus masinio poveikio veiksmams prieš teritorijas, kuriuose yra civilių gyventojų. Ukraina tuos pačius pagrindinius fizikos principus pritaikė mažesniam mastui, kad būtų galima tiksliai smogti vienam kambariui, vienai transporto priemoniai, vienai įtvirtintai pozicijai. Ir visi žinomi susidūrimai atitinka šį tikslą. RGT-45 nėra pavojingas Rusijai dėl savo dydžio. Jis pavojingas todėl, kad atspindi ne tik tai, kaip visiškai kitaip gali būti panaudota visa ginklų kategorija, bet ir todėl, kad pabrėžia, kiek daug šalutinės žalos Rusija pasirengusi padaryti Ukrainai siekdama savo tikslų. Tai taip pat atspindi platesnius Rusijos karinių technologijų trūkumus, nes jiems niekada nepavyko sumažinti ginklo dydžio ir kartu išlaikyti jo efektyvumą. Jei tai buvo naudinga, prašau paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, nes kasdien aptarėme ginkluotės raidą ir kovos lauko doktriną iš Ukrainos, Rusijos ir NATO.